Sveiki bičiuliai, šiandieną randuosi Kaune ir šalia manęs tikriausiai daugelis atpažinsite, tai dabar vienas iš trendinių kovotojų, Mindaugas Narauskas. Sveiki visi. Tai vat, o mes randamės Atom Gym. Tai esu filmavęs iš tikrųjų čia laidą su Tomu Kudeliu, vienu žinomu kultūristu, ir Tomas yra perpirkęs šitą sporto klubą. Ir tikrai sutvarkęs, pastatęs ir galiu pasakyti, kad tikrai kiekvienas Lietuvos kočiokas čia norėtų daryti pasportuoti, nes yra labai gera įranga sustatyta ir visi kampai padaryti taip, kaip reikia kočiokams. Visi mėgėjai, žinoma, varom VS Fitnessą. Tenais viskas švaru, tvarkinga, pats Žypliusės sportuoja, ne? Žypliusės sportuoja. Jo, tai tokių švarių, fainų sporto klubų tikrai yra daug, bet jeigu norim rimtai padrožti, rimtai pasportuoti, tai Kaune yra tokia vieta. Ir šiandieną nusprendžiau pasikviesti į svečius iš tą sporto klubą kovotoją padaryti kočioko treniruotės. Labai įdomu, iš tikrųjų, laukiu. Tai va, nepaslaptis su Mindaugu, kuris laikas bendraujam, čia nėra taip, žinai, kad susitinki labas, čia aš tas neapsimetinėsim, tai su Mindaugu bendraujam ir šiandieną turėsime truputį pasikalbėjimo, o paskui eisim sportuoti. Ir šiandieną sugalvojau, kad su Mindaugu pasidarysime pečių ir rankų treniruotę. Va, turėsiu didelės rankas. Pažiūrėsime, iš ko sudaryti kovotojai, ar jie gali patempti kočioko treniruotės ir ar kovotojai yra stiprus. Aš šiaip fiziškai stiprus, tai... Aš žinau tavo minusą. Aš tikiuosi. Minusas ištirmė, ne? Jo, bet viskas išdirbama. Kitai kovai nebus minuso čia. Bet šiaip ilgą laiką turi šitą problemą, kad ištirmė tau visi žino. Visada iš tikrųjų man būdavo, kad aš padūstu, aišku, per tas kovas, trečias raundas jau būna mano toksai prigesęs, bet irgi dėl šitos kovojimo technikos, žinai, viskas irgi ateina. Tai tu greitai tas kursus paginėjai? Va, jo, sprokstu, mušu stipriai, išnaudoju daug energijos. Aišku, esu visaip kovojęs, kad ir 3 raundus tuo pačiu tempu iškovoju. Bet man kažkaip labiau patinka ir aš tikiu, kad žmonėms labiau patinka, kai aš sprokstu, įsitaškau ir gaunas kaip gaunas. Ko žmonės nori? Kraujo, efektyvumo viso. Tai va, aš stengiuosi tą padaryti, o kai mano toks stilius, tai taip ir laikaus. Tu dabar kovojai, tikrai fainai kovojai su Dirkščiu. Ir aišku, čia dabar iššovė stipriai visur, ir televizijas, ir socialinius tinklus, nes laimėjai kovą. Kovai daug ruoštis reikėjo laiko tau? Kažkaip gavosi, kad nelabai turėjau daug laiko ruoštis. Jo, nukelnėjo ir taip gavosi, kad dar buvau išvykęs Amerikoje tada, grįžau ir turėjau mėnesį laiko pasiruošti kovai. Galvojau, kad bus per akis iš tikrųjų, nes bandžiau palaikyti tą visą formą ir Amerikoje būdamas, bet biškai trūko to mėnesio laiko, nes kai grįžau čia, vėl krūviai dideli prasidėjo, kai varžybom ruošies, vien prie tų krūvių priprast, reikia adaptuotis porą savaičių, liko vėl tik porą savaičių, dar. O savaitę laiko prieš varžybas yra poilsio treniruotės, jau toks aktyvus atsigavimas, tu jau nieko neprisportuosi, tai realiai biškai pritrūko to laiko, bet. Nes Dirkštys nuo pat pradžių žinojo, kad tavo minusas yra ištvermė. Ir jisai, kiek žinom, jisai yra gana ištvermingas kovotojas, jaunas. Ja. Ir jisai tikėjosi, kad išlaikys ten tave iki 3 raundo ir susprogdės. Išlaikė. Gal atvirkščiai. Jisai 3 raundė jau kojos nebelaikė ir griuvo, o tu tada kažkaip susėmė, užtaikė ir... Savo vaistų gavo. Žinai, kas baisiausia būna. Jo, supratau. Nes jis, žinai, galvojo, kad 1, 2, ten taip įdomi, žinai, tai taškai rinkos ir visa kita. Ir jo, tu ten 3 kėlinį tiesiog radai iš kažkur tos vidinės energijos įsprogai. Jo, iš tikrųjų, tai aš kaip prisakau, antrą raundą aš biškai ir pasitaupiau save, kad neįsimėtit, nes galvojau, jau vis tiek eisim iki 3. Pamačiau, kad nėra taip lengva prie jo prieiti, kaip aš galvojau, nėra taip lengva kažką pataikyti gero, stipraus, tai tiesiog laukiau ir žiūrėjau, bandžiau protingai išlaukti momento ir išlaukiau, labai smagu iš tikrųjų. Kiek fizinis pasirengimas yra svarbus kovotojui? Iš tikrųjų dabar galvoju, kad labai svarbus. O anksčiau kaip galvodavai? Anksčiau jau pas mus mažiau būdavo. Nebūdavo iš tikrųjų netgi tiek laiko daug tam fiziniam pasiruošimui. Būdavo kovodavau mėgėjose, profose visur, kur tik išeidavo, tai tos varžybos eidavo ten kas mėnesį. Tai jau to fizinio tą pasiruošimą kažkaip
gal net sunku būtų įterpti kažkur tą. Nes tikrai nedaug kovotojų papildomai fiziškai dar eina į salę, dirba su svoris. Bet realiai visi profesionalai tai dirba. Profesionalai, jo, aš turiu minėti Lietuvos kovotojus. Jo. Pačius. Bet iš tikrųjų, aš pats dabar, kai pradėjau įdėti fizinį pasiruošimą, geriau jaučiuosi ir manau rezultatas geresnis. Kiek kartų į savaitę sportuoti į salę? Į salę įvairiai, bet 3-4 kartus bandau nueiti. Tai labai neblogai. O kiek pakyli į Titanę į viršų? Beje, Titanas yra virš mūsų. 5 kartus per savaitę. Tai nemažas. Bet čia va taip va, pas mane sviruoja. Jeigu nesigauna, neturi laiko ar kažkur tai vieną praleidžiau, nieko tokio, aš taip ir nesureikšminu labai daug, bet taip maždaug, jeigu jau pasiruošimas tam nusiteikė, tai maždaug būtų taip. O tu, kai į salę, tarkim, turi pasidaręs kažkokį treniruočių planą, ar tiesiog eini darai, kas tau patinka, kokią metodiką salėje dirbi? Turiu planą, tai realiai darau beveik tą patį visada, tik pakeitalioju kažkokius pratimus, taip, bet visi basic tokie pratimai, tai štanga, hanteliai, didžiausias raumenų grupės užkabint, sudubliuoju, darau kojas ir pečius. Turiu kojų ir pečių dieną. Kojas sujungius pečiais? Jo. Okay. Bet planą treniruočių kažkas yra sudėliojęs ar pats pasidėlioji? Mes su draugu tai pasidėlioja, jisai irgi toks sportuojantis nuo senai, tose kačalkėse, tai kažkaip atėjau, kartu pradėjom sportuoti, nes tada į salę tai atėjau žalės, to visą gyvenimą sportuoja, ateini į salę, ką čia darytų treniruoklį belėkiek. Tai va, taip pabiški ir pradėjom sportuoti. Čia buvo praeitą žiemą iš tikrųjų, dar neturiu daug čia patirties. Nieko, pažiūrėsim, kiek pas tave tos jėgos bus per geležies. Gerai, paskui dar turiu keletą klausimų, prieisim toj prie jų. Kodėl kovotojai tiek mažai papildų vartoja? Tavo nuomonė. Žiauriai mažai. Jo, iš tikrųjų tai mažai. Aš nežinau. Aš tai realiai tingiu vartotos papildus. Man tai būna, pradedu, po to nesigauna ten kažko išgert, dar kažko jau žiūri jau praleidęs, jau nemažai praleidęs. Tos amino rūgštis visada maišytis. Tu esi nekartą pasakęs, kad nežinai, ar tiki, ar veikia rūgštis, ar ne? Jo, iš tikrųjų tai. Bet čia toks irgi dalykas. Tu nejauti, kad jis veikia ar neveikia. Aš tai žinai, visą laiką sakau šitaip, kad reikia remtis, aš asmeniškai remiuosi mokslu. Ką mokslas sako? Amino rūgštis tai yra tai, kas suskyla iš baltymų. Taip, kad jos veikia, tai tikrai jos veikia. Jos tikrai padeda. Bet tai teisingai, tu sakai, tai nėra tas papildas, kurį mes va čia ir dabar pajausime efektą kažkokį, ne? Išgersim kofeino tabletę, turėsim energijos, išgersim ten kokio riebalų degintojo, ten pradės prakaitą kokį varyti, žinai. Jo, yra tų, kur čia dabar veikiančių, o amino rūgštis tai tikriausiai tas papildas, kuris, kaip ir dabar nepajunti. Nors beje, esu turėjęs klientų, kur būdavo nevartoja jokių papildų, tai ką pajausdavau, kai kuriem net energijos atsirasdavo. Bet gal ten yra įdėta ką gliukozės, dar kažko? Gal kažkiek gliukozės gauna, arba tiesiog dažniausias tai tas efektas būna tas kažkiek geresnis atsistatymas. Vėl. Reikia pasitikėti procesu. Jo, teisingai, daugiau pasitikėti procesu. Aš žinai, kaip sakau, visada, jeigu bent 1% yra tikimybė, kad padeda, tai ir jeigu rimtai žiūri į sportą, tada reikia tą daryti, nes tu galbūt būsi 1% geresnis negu tavo konkurentas. Tai va, jeigu ir viskas susidedi, tau padeda ten kažkiek procentų, kažkas kitas tiek padeda ir viskas susidubliuoja, žiūri, jau rezultatai geri. Tai va, iš 1% salėje, 1% papildai, 1% viskas susidėlioja į kažkokį galutinį rezultatą. Šitą neslėpsiu, kad jau pradėjom darbuotis su Mindaugu ir sudėliojame esame ir papildų steką, kuris jam reikalingas. Tai galim trumpai žiūrovais pasidalinti, kokius papildus tu vartoji, kad suprastų, jog sportininkam kažkas yra reikalinga ir dėl ko mes juos parinkom, ne? Aha. Tai galim pradėti iš eilės. Glutaminas. Nuo ryto atsikelti. Jo, nuo rytas. Rytas. Glutaminas ryte. Tai va, glutaminą mes ėmėm dėl to, kad tu turėdavai skrandžio problemų. Jo, iš tikrųjų, tai kažkaip visada man su to virškinimu taip sunkiau gaudavosi, reikdavo tą maistą pasižiūrėti. Na, aišku, aš ir dabar jį žiūriu, bet kaip ir sakai, jeigu yra šansas, kad tau kažkiek padės, o iš tikrųjų tai viskas yra gerai dabar, kaip geriu, jaučiuosi ir man patinka. Tai... Jo, tai va, glutaminą ėmėm būtent dėl to, nes esu nekartą susidūręs, netgi yra gastroenterologai atsiuntę klientų,
būtent kada turi problemų su skrandžiu, būtent su kylančiu rūgštingumu. Tai gliutaminas yra ta aminorūgštis, kuri padeda sureguliuoti pH terpę skrandyje ir sumažina rūgštingumą. Tai kas turi tokią problemą, aš atskirai, aišku, esu nufilmavęs video, galėsiu įmesti iš tą laidos komentarą, nuorodą į video, kas dar nematė apie gliutaminą, kaip jis veikia ir kam jis reikalingas. Tai va, paėmėm gliutaminą, tada paėmėme ką? Kurkuminas ryte? Jo, kurkuminas tai vis dar toks naujai atrandamas sportininkų ir ypatingai kovotojų papildas. Kaip žinote, kurkuminas tai yra ciberžolė. Ciberžolė yra augalas ir jisai dažnai randamas prieskoniuose, tas toks geltonas. Jeigu mėsą marinuoja, tai geltonai nuo vienas. Tai kurkuminas, faktas, kad vartoti tą prieskonį tai nelabai patartina ir aišku būtų tą pudrą sudėtinga gerti, nes prieskoniuose nėra pakankamo kiekio kurkuminoidų. Kurkuminoidai yra veiklioji medžiaga. Ir mes su Mindaugu naudojam būtent Seven Nutrition kurkuminą, kuriam yra išskirta kokia stiprumas koncentracijos būtent kurkuminoidų. Ir gramas ryte, gramas vakare. Teisingai pas tave? Jo. Tai yra gramas prieš pusryčius, gramas vakare prieš miegą. Aš jau seniau girdėjau apie tą kurkuminą, iš tikrųjų man čia toksai rinktinės daktaras papasakojęs buvo, kai sirgau stipriai, irgi man jis buvo davęs gerti. Kurkuminas yra antiuždegiminis papildas, kuris padeda kovoti su uždegimais. Kaip žinome, kovotojai turi irgi įvairių uždegimų dėl stipraus fizinio krūvio. Tai jisai padeda sutvarkyti ir skausmus sąnariuose, sausgyslėse, jungiamuose audiniuose, geriau atsistatyti po fizinio krūvio, sumažina oksidacinį stresą. Tai yra vienas iš tokių unikalių antioksidantinių papildų. Tai žinau, kad dabar medikai irgi pradeda apie tai sužinoti, pradeda apie tai rekomenduoti, tik tai sakau, visada pasirinkite, kad būtų pakankamai veikliosios medžiagos, būtent procentaliai. Nes yra tikrai pigaus produkto, tai atsargiai. Nes kai kurios papildų žinai geri, nesprendai dėl ko geri. Ai, gal tas sakė, žinai, bet kad pakuoti išvadina. Tai jo, tai kurkuminas. Gerai, ir po to pusryčiai ir omega 3. Jo, tai pusryčiai omega 3. Omega 3 jo būtinai. Čia yra irgi jau kalbėta ant kartų laidose ir su gydytoja netgi endokrinologija. Esam darę atskirai apie omega laidą. Tai pasižiūrėkit visi, kas dar galvojate, reikia ar nereikia. Omega 3 yra svarbiausios riebiosios rūgštys. Ir tie, kas nesvarbu jūs sportuojate, tiek rimtai ar ten mėgėjiškai, čia yra tiesiog rūpinami sveikata. Tai Mindaugas. O čia tie irgi dalykai, kur anksčiau irgi praleisdavau visus tos žuvų taukai, ten omega 3. D3. Ir irgi ten jau buvo stipriai sportavau ir pasitikrinau širdį ir buvo kažkas ten biški negerai, sako, ar tu tos omega visas geri. O ne, niekada, tai va, sako, pradėk. Laikas. Jo, iš tikrųjų toksai. Tai turi savo tokį deadline, kada jau pasitraukinėjai iš profesionalaus sporto? Amžius. Tai visiems skirtingai iš tikrųjų. Bet maždaug. Iš profesionalaus sporto, aš manau apie 40. Tai riba maždaug visiems, tiesiog, nes ir krepšininkai, krepšininkai anksčiau, 3-5 maždaug, 3-3. Nes realiai mėgėjose iki 35 būna, bet profesionalai ir iki 40 gali kovoti. Ar netgi būna, jo. Supratau. Ok, vitaminai omega, ką po trefkės mes dar turim? Turiu per trefkę. Jo. Per trefkę, tai amino rūgštis plus angliavandeniai. Jo, tai va, seniau angliavandenių nelabai vartodavai, man atrodo, ne? Niekada nebuvo vartojęs, iš tikrųjų. Pajutai skirtumą pačios trefkės metu? Klausimas. Nežinau. Kokio ilgumo tavo trefkės būna? Jos kaip pusantros valandos, ne? Kažkaip būna? Būna valandą 10 minučių, valandą 20 minučių. Nes angliavandenių esmė tai yra, kaip žinom, tai angliavandeniai yra vienintelis šiais laikais, ne vienintelis, yra pagrindinis energijos šaltinis. Antrinės gali būti riebalai, ne? Bet tai jau yra kiti ketozės procesai. Tai angliavandeniai vartojami būtent treniruočių metu tam, kad turėti kiek įmanoma tolygesnę energiją ir kiek įmanoma gerinti būtent to vadinamo glikogeno mūsų raumenyse atstatymą, nes fizinio krūvio metu, nesvarbu koks tai bus sportas, netgi baleto šokėjos jos išnaudoja glikogeną iš savo raumenų, nes bet koks judėjimas yra naudojamas glikogenas. Tai tiek kovotojai, tiek daugelis sportininkų profesionaliai žiūrinčių į sportą renkasi vartoti angliavandenius ir apie tai esu ant kartų kalbėjęs. Tai jo, angliavandeniai treniruočių metu su amino rūgštimis. Taip. Tada turiu proteino po treniruotės. Jo, tai čia jau maisto papildas, toks jau, kuris eina pamaitinti ir kovotojams reikia baltymų. Bet tas proteinas, kur davėjai, tai
Wow, rekomenduoju, net iš tikrųjų. Žiauriai skanus, žiauriai geras. Čia tikriausiai vienas iš populiariausių jau tampančių Lietuvoje proteinų, tai yra Izozero. Kiek geras, tai negaliu net su niekom palyginti. Čia net ne dėl reklamos tikslų, o šiaip žmonėm, kad jo, jeigu pirktų, kad žinotų, ką pirkti iš tikrųjų, nes tikrai geras produktas. Bet, jo, daugelis, kas sekate, kai žiūrite, žinote, kad Izozero yra vienas iš geriausių, vienas iš skaniausių proteinų Lietuvoje šiandieną ir labai džiaugiamės, kad galim atvežti būtent šį produktą Lietuvą ir pasiūlyti. Tai tikrai jau toks nebe popsas, o tikrai kokybiškas rimtas reikalas. Ir kas dar? Tai, kreatinas tiksliai praleidom. Kreatiną. Manęs dažnai būna klausia, žinai, kovoti, ar tikrai reikalingas kreatinas. Aš žinai, kaip atsakau, mes matau, su tavimi esame diskutavę. Jeigu jūs turite fazę, kada jūs porą mėnesių neturėsite kovų, tos jėgos, dirbam ant jėgos rodiklių, norim pasigerinti sprogstamą jėgą, tada taip, kreatinas tikrai naudingas ir turės naudą. Jeigu pas jūs nusimato varžybos kas porą savaičių, jūs prieš varžybos vis tiek kreatiną nusiminėsite, tada vėl užkelimas, nukelimas nebus naudos. Tai kreatinas, mes tam kreatiną turim, teisingai? Ta nauja, jo. Tai būtent naujas, aišku, aš tuoj paimsiu, aš visko atsivežiau. Kaip sakant, kad papildyti tas, kas pas tai baiginėjasi. Šitą dovanų tau turiu gertuvę. Tai mes prie workoutą gersim iš šios. Gerai. Tai, sorry, bičiuliai, čia yra pati paskutinė last edition. Papildys to firminė gertuvė ir daugiau mes jų nebeturim, bet pažadu, kad po naujų metų planuojam užsakyti naujų gertuvių, biškai bus geresnė kokybė, nes šitų minusiukas buvo, kad kamštukai leido. Kurkuminas, kurį minėjom. Kreatinas. Tai prieš tai jau pasakojau laidoje su Ženė Vilniuje apie šitą kreatiną. Tai atsinešiau būtent parodyti praimtą pakuotę, kad visi suprastumėt jos patogumą. Tai viduje, aparatorius gali biškai prizuminti. Tai viduje yra tokie maišiukai. Matot, maišiukai. Ir 2 maišiukai, jie yra tik programa. 2 maišiukai yra vienai dienai. Tai 2 maišiukus jūs galite pasirinkti, kada norite išvartoti. Ar tai bus rytas, ar tai bus prieš treniruotės. Mes, kadangi gersim prie workoutą tuoj, tai mes įsidėsim prie workoutą kreatinino, nes aš šiandien negeriu. Tai galvoju specialiai pasiliksiu geri šiandien. Tai mes kaip tik turėsim prieš treniruotę, tai dėžutės tokios fainos. Yra grinai mėnesių suruošta viskas. Tai mes šitą pasidėsim, nes mes jį gersim. Ir parodysiu, koks bus mūsų prie workoutas. Jeigu tau patiks, aš tau jį paliksiu. Čia yra... Visis plotas. Prievargautas, kuris, aš kaip sakau, primena vasarą. Todėl, kad jo skonis yra ištirpusių apelsininių ledų. Tai šitą prievargautą mes... Ištirpusių apelsininių ledų. Būtent. Kas būna, kai ištirpsta? Tai sultys. Čia galim bet ką pavadinti, ne? Ir aminkės, treniruotės metu, angliavandenių nesinešiu Nezilį bankį. Tai šitos aminkės yra naujas iš Asgardo. Čia eina BCA su gliutaminu, tai tiem, kas norite jausti mažesnį skrandžio dirginimą ir lengvumą, tai rekomenduoju iš tikrųjų pasižiūrėti būtent į aminų rūgštį su gliutaminu kartu. Tai naujas produktas iš Asgardo, užsimaišysim per treniruotę ir dabar, sakom, truputį darom pauzę ir mes einam susimaišyti prie workouto. Labas! Jeigu tau patinka mano kuriamas laidų turinys, drąsiai gali prisijungti prie šio nuostabaus kanalo išlaikymo. Jums tereikia užsukti į mano puslapį papildystas.lt. Norėjau padėkoti, kad esate kartu. Jeigu norite sekti visas naujienas, užsukite į mano Instagramą ir nepamirškite prenumeruoti šio kanalo. Tai prie workoutas susimaišytas. Įkalam. Nu ką, paragaut? Čin. Tai geras skonis. Lengvas. Tikrai ištirpusių ledų. Kadangi vanduo šaltas, betgi ledai ištirpę. Tikrai skanus, jo. Laiko, norėčiau tokio skonio minkių. Aš žinau, tą patį pagalvojau. Atsigeras, visai panašus toksai lengvas jisai. Jo, labai lengvas. Nes dažnai prie workoutą geri, jisai toks būna ar tai skrandį dirgina ar kažką. Aš irgi kiek ragavęs, tai prie workoutas toks jisai labai būna. Rūgštus ir dar kažkoks su skoniu labai daug. Nu, aš irgi hebra pasakysiu, tikriausiai skaniausias ragautas prie workoutas. Afigenai. Pažiūrėsim, kaip veikia. Tikiuosi ir veikia gerai. Čia yra, žinokit, citrulino, 2 rūšys, tai bendroji sumoji 3,5 gramų. Tada yra betoninas,
tai turėtume tuoj pajausti badimą, betainas ir daug betaino, tai kad skrandis vėl gerai, dėl ko visai labai gerai skrandį jaus, nes betaino dieta. Taurino, širdžiai, kofeino 200 per porciją, tai mums tikrai pakaks. Tada tirozinas susikopimui, huperzinas ir visokių kitokių keiksmažodžių. Nors yra ir bioperino, bet skrandžio nedirgina. Bet alaninas lūpas iš karto bado. Jau jauti? Lūpas, jo. Gerai, aš jaučiu, kai širdis spaudžia. Toj nugarą pradės badyti. Gerai, turiu, žinok, tai pabaigsiu gerti, kol tu atsakysi. Turiu keletą klausimų, nes reikės eiti sportuoti. Tai pradėsim nuo lengvesnių. Okay. Tai pirmas klausimas, ar turi antrą pusę? Ką? Ar turi antrą pusę? Nuo lengvesnių, sakau, reikia įvesti. Turi Mindaugas Tarasovas antrą pusę. Vienas. Vienas, turi daug laiko. Kiek tu Amerikoje prasidėjai? 5 mėnesius. Negalėjau, kai juodaodis atsirasti. Aš lietuvės ieškau. Netraukė tos užsienietės manęs. Nežinau, nesakau, gal, žinai, meilė staiga ateina. Neplanuotai. Bet į Ameriką negrįžti dabar, kol kas neturi planų? Kol kas neturiu, yra ten pasiūlymų atvažiuoti, bet kol kas čia pabūsiu. Kovoti pasiūlymų gal turi? Laukia ir tenais sporto salė iš tikrųjų. Ir jeigu atvažiuočiau sportuoti, tai tikrai surastų, kur man ten kovoti, bet turiu čia Lietuvoje neužbaigtų reikalų, tai dar planuoju pasidaryti. Gerai skamba. Yra su keletą neužbaigtų. Yra, tai santykių išsiaiškinti reikia. Aš jau užbaigiau. Su kuo dabar? Dar eilė stovi ten. Su Rimkenzo dar galėtų mane pagal svorį? Galima būtų ir su... Su šito Hugo Raganu? Hugo Raganu. Pagal svorį irgi galėtų? Jo. Misiūna, ne? Svolis irgi tiktų. Taip, svoris tinka, galėčiau. Misiūnas neįtaučiu. Čia bus dar ateityje, pažiūrėsim. Bus vaizdų. Gerai. Jau šitą klausiau apie papildus. Aš ką norėjau pridėti savo nuomonę, kodėl kovotojai, nes tikrai nemažai bendrauju dabar su kovotojais ir tas ratas įdomių žmonių didėja, ar tikrai bus šiemet nemažai laidų su kovotojais. Mano nuomonė, kokias sudarė, dėl ko kovotojai tikrai mažai naudoja papildų. Pirmiausia, tai yra treneriai. Treneriai truputį vyresnės kartos, jie patys nieko nevartojo ir jie neturi informacijos, kaip edukuoti jaunus sportininkus, ko iš tikrųjų reikia kovotojui. Tai aš tą informaciją pamatau, kad jinai nedaeina ir tiesiog kovotojas negaudamas informacijos, jeigu jis papildomai to nesidomi, jis ir nieko nevartoja. Yra tiesos, jo iš tikrųjų, nes jau apie tokius dalykus tai reiktų kalbėtis su ekspertų žmogum, kuris žino, o kaip ir sakai, treneriai dažniausiai neturi tų žinių, nes kaip yra su papildais, viskas pastoviai keičiasi ir vis tą naują informaciją reikia sekti, visą tą rinką. Jo, tikriausiai nelabai energijos užtenka. Jo, ir vis nauji tyrimai, nauji straipsniai, nauja informacija, reikia viską sekti, viską žinoti. Jau čia jo, reiktų konsultuotis su žmogum tikrai, kas supranta ir... Gaila Lietuvoje, kad tik tai keli žmonės tokie yra. Nesakysim, kad... Ne, iš tikrųjų, žinau, su daug skirtingų sporto ir federacijom ir su visko kreipiasi konsultuotis, žinai. Ir matau, kad tikrai Lietuvoje yra labai didelė spraga būtent šitą temą. Jauni sportininkai ir krepšininkai, dabar šnekėjom su viena federacija, neturi trenerių informacijos, nes kaip sakai, tam reikia sėdėti ant to dirbti ir domėtis pastovi. Bet jie turi kitas veiklas ir jiems tiesiog laiko tam nelieka, o ne visi turi galimybę arba ne visi pagalvoja, kad galbūt yra specialistų, ką galim nusisamdyti, kad kažkas darytų tą coachingą. Tai va būtent čia ir informacijos kiekis didelis ir dar tas patirties bagažas, nes vis tiek jeigu tu dirbi su kažkokiais žmonėm, va kaip su kovotojais, tu jau kažką esi išbandęs, kažką žinai. Jo, nes... Būtent. Žinai, taip iš lempos pradėti negali visiems visko. Vis tiek reikia išmėginti, kaip kas veikia. Taip, turi labai atsižvelgti į sporto šaką, į kiekvieną, nesgi sportininką individualiai ir turi pastudijuoti, nes, nuoširdžiai, žinai, man buvau gavęs Lietuvos plaukimo federaciją į rankas. Ir teko tikrai pasukti galvą ir pastudijuoti, kas jiems reikalinga ir visą kitą. Tai tikrai buvo įdomi būtent praeitų metų patirtis. Ok, važiuojam toliau. Tavo didžiausia gyvenimo pergalė. Sporte? Nesakiau taip. Belė kur? Gyvenimo pergalė. O, geras klausimas. O pas mane daug pergalių gyvenime yra. Aš visom mažom pergalėm džiaugiuosi. Ne, tai būtina džiaugti, bet kuria viena tokia įskirtum gyvenimo pergalė. Kas tokio įvyko?
Iš tikrųjų, tai man didelė gyvenimo pergalė yra, kad aš sugebėjau derinti ir sportą, ir mokslus, ir pasibaigiau bakalaurą, ir dar studijuoju magistrę, ir dirbu, ir sportuoju, ir viską spėju. Tai man čia yra didelė pergalė, kad aš siekiu ir noriu tobulėti ir mokytis, ir man įdomus yra dalykai nauji visokie. Okay. Tada dabar kitas klausimas, o svarbiausia gyvenimo kova? Svarbiausia gyvenimo kova buvo pralaimėta. Nežinau, ar svarbiausia, bet buvo tikrai gera prieš Rusą, tokį Tuinovą kovojau. Tada sirgau labai stipriai, 2 savaitės net nesportau prieš kovą, nuvažiavau. Taškais pralaimėjau, bet buvo tikrai labai svarbi ir nepasisekė man jos laimėti, bet nieko tokio. Ir dar viena buvo Turkijoje, kur kovojau dėl profų Muay-Thai diržo, 3 kovas per vakarą turėjau. Ir išlošiau tą diržą, laimėjau visas kovas, 2 kovas nokautais. Tai mano sekantis klausimas yra skaudžiausias pralaimėjimas. Tai greičiausiai prieš tą Rusą ar buvo skaudžiausias pralaimėjimas, ne? Ar turėjai tokį kitą skaudžiaugesnį? Ne, iš tikrųjų nebuvo, nes tam buvau nusiteikęs, jau žinau, kad visiškai neformui ten važiavau ir buvo va-bank. O skaudžiausias pralaimėjimas buvo tai pirmas karjeroje. Okay. Nes kai pradėjau iš tikrųjų dalyvauti varžybose, turėjau gal 6 pergalės iš eilės nuo pat pradžių. Ir 7 kovą irgi šiek tiek buvo apsirgęs ir pralaimėjau 2-1. Tai buvo Lietuvos čempionatas, man atrodo, taškais 2-1 pralaimėjau. O tada tai jo, buvo skaudu, niekad nepralaimėjęs, jau atrodo, aš toks kietas. Ką tu čia buvo? Nežinau, 16. Tai čia labai dar jaunas buvo irgi. Jo. Žinai, tokia kerta. Ir visiškai sunku buvo suprasti, kas čia įvyko iš tikrųjų. Ar esi ilgam paguldytas į nokautą? Ne. Reikia nusispjauti. Niekada. Okay. Na, čia svarbus momentas. Bet šiaip trumpą esi turėjęs? Neturėjęs, net ir trumpą. Turėjęs knockdownų, bet ir tai ne per galvą, o per korpusą su porą kartų gavęs ir pats sėdėsi knockdowną, bet visus kartus tiesiog kovo iki galo. Matau. Ok. Dabar tokį sudeginsim 3 tiltus. Tavo nuomonė. Geriausias Lietuvos kovotojas nuo 100 kg kategorijų. Sunkieji čia jau bus. Nuo 100? Man atrodo, kaip, nes žinau, kad skirtingose... 9-1 pliusas eina. 9-1 pliusas ir viskas. Ok, tai tada 9-1 pliusas. Tai kovotojas Moslobojevas. Ok. Dabar geriausias Lietuvos kovotojas vidutinio svorio kategorijų. Vidutinio, tai čia mano svorio. Tavo kiek eina? 77, 75. Geriausiai bus aš. Tai viskas rūri. Geriausias Lietuvos kovotojas pusvidutinio svorio. Pusvidutinio tai lengvesnis už mane. Aha, kas ten mažesnė eina? 71 kažkur. Svoris, toj greit prametu, kas ten yra pas mumis, nes pats kovodavau toj kategorijoje. Tu žinau, kad buvai 70 kažkada. Jo, 71. Ir jo, ten iš tikrųjų daug tų. Ten kokios svoris? 73, kokie ne? Kas ten kilogramai? Iki 71. O paskui tu tarpas? Iki 75. Ir 81. Tai tu į 81? Čia mėgėjų kategorijos, bet profose pasiskirsto taip. Ten daugiau užskaidimų yra, ne? Sutartinės jo ir daugiau užskaidimų, bet ir 7-7 profas sutarė ir kovoja. Ignas Barysas, kuris svorį dabar galvoju tilptų. Barysas mesdavo iš vis tik mažai, bet sveria jaučiu apie 71. Ne, jis dabar daugiau sveria apie 76-78. Man atrodo, paskutinį kartą ir kovojo už 70. 70 jo, ten, man atrodo, su kapeikom buvo jam sunkiai tada svorį tą metym. Tai aš sakau, iš tikrųjų, tai tam svorėje yra labai daug tų kovotojų, net sunku išskirti, nes reiktų, kad prasikaltų visi. Tada būtų aišku. Norėtų pavadinti iš tų mažesnių svorių. Barysas galėtų kovoti su kokiu Deividu Danila, gal net. Bet Danila dabar jau sunkesnis pasidaręs. Ne. Padidėjęs, ne? Ne. Lengvas. Nėra buvus iš tos kovos, ne? Geras klausimas, nežinau iš tikrųjų. Nenoriu pameluoti. Reiktų Igno paklausti. Šiaip įdomu būtų kova, ne? Nu, tokie panašaus sudėjimo, panašaus. Bet labai skirtingo charakterio žmonės. Šiaip žiauriai geras būtų. Man jie bus su charakteriu tokie. Ne, bet jie skirtingų, žinai. Vienas yra spraktukas, kitas yra technikas toksai, žinai, ir
Va čia toks būtų, wow. Čia jeigu KOK arba Ultima, kas norite gerą padaryti renginį, tai šitus 2 kovotojus pastatė į ringą, tai čia būtų, žinokit, šluotų. Tik aišku, taisyklė, žinai, ką vienas turbūt būtų. Tikriausiai jo. Kaip Ignui, ten tos taisyklės, jie MMA kovoja. Jo. Jo, ką vienas būtų greičiausiai. Nu, žodžiu. Ok, tai šiam kartui tiek. Ir tada galime eiti apšilinėti ir pradėsim treniruoti, nes labai sporto klube visi nerimsta, nori muzikos greičiau. O mes, kai filmuojame muziką, išjungiam. Ok? Ok, Judam? varom. Davai. Realiai nugara buvo nesnai surakinta, tai jeigu nepakelsiu, tai dėl traumos tik tais. Iš karto apsidraučiu į ateitį. Operatorių priartinim, pradė kaip gyslos nuo privarkauto. Let's go. Ai, I davai. wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Gerai atrodo. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. Būsiu mintyse nuvertinęs, blemba, kovotis. Aš taip besportuojant pagalvojau, tu čia mane paspaudė biškį, žinai, kad būtų smagu, kad man irgi tai reiktų pakankinti. Ir galvoju, ar priimsi tu mano iššūkį ateit pas mane pasportuoti salę.